Nu va, kaip pasikeitė Byčas. Štai vėl tęsiam kelionę su Milaniuku. Tikimės, tenai bus taksi mūsų, nes laukia autobusas. Reikia spėti iki autobuso ir į Patong, į Puketą keliaujam. Nu čia challenge'as su šitais taksi, nes kadangi nėra jokio tako grinai iki laivo, reikia prabristi, tačiau kažkokia pramoga gaunasi. Tai va, vietiniai parodė, kad tikrai čia to lipsime. Turėsim laukti daugiau turistų, nes kadangi 2 žmonių jie nenori vežti, reikia, nebent galima dar susimokėti 600 ir tada jie tikrai nuveš. Bet mums nesinori tiek mokėti, mes dar turim laiko, tai pabandysim palaukti. Nu, galiausiai jau ką reikės tada ir sumokėti. 600 tai yra maždaug 18 eurų, tai mes jau turim bilietus, dar mokėti papildomai nesinori, tai lauksim. Kur nors čia? Nu va, kaip gerai mūsų apžaidė. Žodžiu, paprašė 600, mes susiradom dar vieną žmogų, tai dabar 400 pasidalinom kainą, kad galėtume išplaukti iš Railį. Bet jie žaidžia taip, jie jau matėme toli, kad ateina žmonės, vis tiek jie iš mūsų išprivartavo tos pinigus, kad susimokėtume, o turbūt dabar kiti turistai ateis irgi norės išplaukti, jiem vėl paprašys daugiau pinigų papildom. Tai čia savo ekonomiką turi vietiniai. Čia reikėjo mums taip nulipti, tai... Nu ką, keliaujam toliau. Dabar taksi įsikviečiam ir į autobusų stotą. Na, štai ir atvykome. Puketas. Kelionė buvo ilga, šiaip su taksu reikėjo važiuoti mums iš Puketo, nes kadangi su autobusu labai užtrukom. 3 valandos realiai jau beveik atsiskaičiavo. Būtume labai daug sutaupę. Dabar ieškome kokio tuktuko ar kažko, kur galima būtų greičiau nusigauti iki vietos. Milano užsiemus ieško. Mūsų taksi. Pasiėmėm savo taksą, kada vežtų mus, nes dar 3 kilai iki viešbučio. Aišku, galima būtų pėsute nueiti, tačiau tingim, jau atsibodo. Čia nuo ryto visą kelionę, norim kuo greičiau pamatyti savo viešbutę. Priėjome mūsų viešbutį Pukete. Pažiūrėsim kaip viduj, šalia va matosi jūra. Welcome home. Aha, sekantis namai. 3 naktim.
Su panorama į jūrą šį kartą. Tai šiandien Dramblių važiuojam pasižiūrėti. Hello. How are you? Yeah, good. Yeah, we'll check that out. You better. Tôi trang mà không có mà kẹt không làm mà đi qua một con trang thì trang ơi không thành ra em không Na, apsikabim. My food's gone. Oh, did it? He put his trunk in it. Oh my god. I'm wearing that. Lovely. Yeah. Bairįsis. Nu, Milaniukai, įvertink, papasakok, kaip tau? Nu, dar ne įspūdžiai? pabaiga, labai įspūdžiai faini. Ir pasivaikščiau su Drambliu ir pamaitinom juos, tikrai įspūdžiai patys geriausi. Ir dar ne pabaiga, eisim dar į Dramblių dušą, ne? Taip, Spa, Dramblių spa. Taip, pareisim. Bus smagu. Jo, tikiuosi. Bus.
It's not a game, it's a rich thing. Sunset. Ką, šiandien biškį atgaivins mus Tailandas? Jo, panašu, kad šiandien lynoja, šitiek išvyka nepavyko, tačiau mes savo nuotaiką numušim šitą orą ir tikrai pagerės. Thank you. Oh, thank you. Nu, naujos saloj. Okay, everyone, my team here, please. Kaip čia ta sala? Kai Tai? Ne? Kainai, nežinau, reikės paskui peržiūrėti. Na, pagaliau pasibaigė lietus. Aišku, saulės nėra, bet vis tiek malonu čia pasivaikščioti. Mažiukas toksai. Nėra šalta, tikrai. Vėjukas ir taip šaltas. Mažytė sala. Spėję apeisime per kokias 5 minutės. Labai jau mini. Labai graži. Galėsim pasimėgauti pasivaikščioti. Taip.
ką nusprendėm paplaukėti šitiek. Tai saloj. Kai tai. Tai saloj pasi. Biškai išbandysime įrangą. Inside. Ai. Uhu! Važiuojam. Nu, tikrai yra daug ką veikti žmonėm, kurie nori pasideginti, nes kadangi čia yra tikrai gražios mažytės salos, yra barai, labai švelnus, fainas smėlis, tačiau jeigu norite kažko įdomiau, kažką nuveikti plačiau, čia tikrai to nerasite. Todėl manau, kad iš mūsų kelionės čia tikriausiai prasčiausia vieta užima šitą kelionę. Tai va. O šiaip tikrai, jeigu saulė yra, tai galima pasideginti. Nežinau, nesąmonė. Labai yra komplikuota tokia sala. Va, čia kiek atkeliavom. Mažytės salos. Čia tik tai nebent degintis dieną ir bariukai. Tačiau pats pliažas nėra labai geras. Nors smėlis tikrai labai fainas. Tačiau visur koralai ir labai sunku įeiti. Čia nebent reikia su specialiais batais atkeliauti. Bet manau, kad tikrai salų yra daug įdomesnių, kur galima pakeliauti. Čia pilnas stiklų, reikia labai atsargiai vaikščioti. Galima prasidurti koją, tikrai galima susižeisti. Reikia žiūrėti, kur einam.